Lofttown – tai vieta, kur pačios netikėčiausios gyvenamosios aplinkos idėjos gali virsti realybę. Šie erdvūs ir modernūs būstai jaukiais namais jau labai greitai taps kiekvienam, norinčiam gyventi išskirtinėje erdvėje, kuri visuomeniai pristatyta jau antrą kartą. Pas mus vyksta antros atvirų durų dienos, sulaukiam didelio susidomėjimo, užsiregistravo maždaug apie 70 žmonių, tad laukiam ir matom, kad susidomėjimas yra nemažas. Šiuo metu yra baigti visi ardymo darbai ir jau atsivėrė tie mūsų taip pasakojami kiemai vidiniai, kuomet nuimta stogo konstrukcija ir jau matome erdvę. Be to kyla mūras ir jau galima matyti besiformuojančių korpusų statinių sienas. Žmonės neužeidami statybų aikštelę, tai yra anapus statybos aikštelės tvoros, gali apeiti visą projektą iš tikrųjų ir pasižiūrėti visą tą teritoriją, pajusti erdves. Iki sekmadienio vykstančiose Lofttown atvirose dienose Demolofte lankytojai savo akimis gali išvysti kylančias naujas loftų sienas, pasivaikščioti po įrengtą parodomąjį loftą, susipažinti su išskirtinio interjero galimybėmis, taip pat sužinoti daugiau apie išmaniųjų namų Smart House galimybės. Žvelgiam į nekilnojamą turtą naujoviškai, tai žiūrim, kad jisai būtų ne vien tik tai gražus, bet ir ekonomiškas. Tam įdiegiam protingo namo sistemą pas save ir žmonės tikrai mielų norų ir užsirašė ir nori ateiti, pasižiūrėti, kaip tas dalykas veikia. Šią sistemą kviečiam pasižiūrėti, jinai Demolofte yra įrengta ir tai yra nauja, perspektyvų ir tai yra iš tikrųjų ateities dalykas. Netolimoje ateityje pamatysim, kad visi būstai turės turėti tokią sistemą. Galima pasižiūrėti, kokia yra protingo namo apskaita, kaip galima sutaupyti, kaip galima protingai naudoti išeinant, pavyzdžiui, ir išjungti absoliučiai visus buities prietaisus, kurie tuo pačiu valgo elektros energiją, kol mūsų nebūna namie. Ir daugelis šitų smulkmenų, kada susiveda žmogus per metus, jisai mato, kad jisai sutaupo ir nemažai. Lofttown projektą buvusios kuro aparatūros gamyklos teritorijoje nuo 2005 metų įgyvendina įmonių grupė 5 kontinentai, draugė su UAB Trinapolis. Pastatai ties Kalvarijų ir Kareivių gatvių sankryža Vilniuje netrukus primins miestą mieste. Čia jau iškilo ir toliau kyla įvairaus dydžio butai, studijos, loftai ir darbui skirtos patalpos. Žemės darbai atlikti. Viskas, kas nereikalinga, išvežta, todėl drąsiai galima pasakyti, kad kuro aparatūra iš Vilniaus miesto išvažiavo ir dabar yra tik Lofttown.